Matote vaizdus avarijos iš Vilniaus rajono pakraščio kelyje į Šalčininkus. Jau už Marijampolio, prie Pamarazių, net privažiavus Jašiūnų, susidūrė kone kaktomuša 2 automobiliai. Ir štai kaip jie sumaitoti, matyt, čia dar juos karpė abudu automobilius ir gelbėtojai. Apie šią avariją kelyje Vilnius Šalčininkai netoli Pamarazių kaimo buvo pranešta dar prieš 5 ryto, apie pusę 5 ryto. Matote, kaip atrodo Opelis po avarijos. Na, panašu, kad šie automobiliai dar ir karpė gelbėtojai, tačiau smarkiai sumaitota vairuotojo pusė, priekis. Tai čia yra Opelis, o kitoje kelio pusėje Ford Kuga. Vėliau šiek tiek pamatysite ir tą kitą automobilį. Iš šių automobilių buvo išvaduoti 2 žmonės. 2 žmonės išvežti į ligoninę ir vieno žmogaus būklė sunki. Dar bus išvežami sudaužyti automobiliai. Mažinkite greitį. Vieno automobilio iškrito net variklis, toks smarkus buvo smūgis. Tai yra nedidelis kelio vingis ir jame kone kaktomuša susidūrė Opelis ir Fordas. Na ir kitoje kelio pusėje guli kitas automobilis. Čia tyrėjai jau baigė darbą, buvo atvažiavę tyrėjai, braižė eismo įvykio schemą, matote, iškritęs variklis. Tai čia būtent šito automobilio variklis yra iškritęs. Na ir pirminiais duomenimis vienas žmogus itin sunkiai sužalotas. Belieka tikėtis, kad medikams pavyks išgelbėti jo gyvybę. Avarijos aplinkybės, kas čia išvažiavo į priešpriešinę, turėtų išaiškėti per ikiteisminį tyrimą. Matote, čia yra ištisinė juosta. Ar čia vairuotojas kažkuris primygęs išvažiavo į priešpriešinę, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių turėtų paaiškėti vėliau. Matote, variklis po smūgio iš Fordo net iškrito. Štai tokia avarija įvyko Vilniaus rajone, važiuojant į Šalčininkus.